Sveiki gyvi visi. Šiandien noriu šnektelti svarbia tema apie internete rastos medijos, paveikslėlių, video ar garso įrašų panaudojimą savo kūryboje. Ta dalyką daryti galima, bet reikia daryti atsargiai, kad nepažeisti autorių, kūrėjų teisių. Tai vat. Ir parodysiu greitai, kaip tą dalyką padaryti. Tai pirmas dalykas, paleisiu internetą ir nukeliausiu į Creative Commons organizacijos sukurtą paieškos sistemą, kurią galima rasti adresu search.creativecommons.org. Ši sistema išnaudoja kitas paieškos sistemas, tokios kaip Google žiniatinklį, vaizdus Google, Flickr, Blip TV ir kitas sistemas paieškos, tam, kad surastų mediją su licenzijom, kur autoriai leidžia naudoti jų darbus komerciniais tikslais, reiškia, aš atsisiuntęs tą darbą galiu naudoti į komerciniais tikslais, netgi parduoti, bei modifikuoti, adaptuoti ir dar atlikti kitus darbus su tų autorių darbais. Tvarkoj. Tai tarkim, aš noriu kurti kažkokią tai ten paveikslą ar dar kažką, tai kur man reikėtų paveiksliuko, kur būtų dviratis, tarkim. Dviratis, pasirinksiu paieškos sistemą Google vaizdus ir man flowers. Dviratis. Ir man sistema gražins paveikslėlius, kur yra dviračiai. Ir šitie paveikslėliai yra su teisėmis, kad galiu pakartotinai naudoti su pakeitimais ir komerciniais tikslais. Reiškia, šios paveikslėlius, kur gražina sistema, aš galiu atsisiųsti pas save ir kažkiek tai pamodifikavęs, tarkim, gal panaudoti savo kažkokiam tai darbe. O šitą nuotrauką man įdomi atrodo. Tvarkoj. Nuotrauka, kaip matėte, iš karto rasta Wikimedia Commons svetainėje. Aš ją uždarysiu. Ok, turim nuotrauką ir apačioje aprašyta be abejo yra jos licenzija, kaip matote, kur autorius leidžia dalintis, tai kopijuoti ir duoti kitiems jo darbą, taip pat remiksuoti, perdirbti darbą ir dalintis tokiamis pačiamis sąlygomis, kaip ir jisai dalinasi su pasauliu savo darbą. Tvarkoj. Darom prielaidą, kad man šitą nuotrauką patinka ir tinkama, aš ją įsisaugau į savo kompiuterį, kur galėsiu atlikti vieną arba kitą operaciją su šia byla. Tvarkoje, kol kopijuoja. Tai čia yra Search Commons sistema. Taipogi galima tą patį dalyką padaryti ir su gal daugiausiai, plačiausiai naudojama paieškos sistema tiesiog su Google. Tai parodysiu, kaip tai padaryti. Keliaujame į Google LT svetainę, einame į vaizdus ir čia ieškosiu namas. Tarkim, namas, man gražina sistema daug rezultatų su namais, kad atsirinkti šitų visų rezultatų, kuriais paveiksliukais aš galiu dirbti arba juos panaudoti savo darbuose, aš keliauju, štai čia yra po mygtuku ieškoti išplėstinę paiešką ir štai čia yra langelis, kur yra būtent kalba apie gražinamų rezultatų licenciją, kur neišskiria licenzijos, pasirinkus galima pasirinkti licenciją, kad būtų galiu panaudoti tą darbą, galiu panaudoti komerciniais tikslais, galiu pakeitimus padaryti darbe ir su pakeitimais galiu naudoti tą darbą komerciniais tikslais. Pasirinksiu šitą licenciją, jinai kaip ir laisviausia, daugiausia atrišanti rankas yra man šiuo atveju ir dar kartą ieško. Štai vėlgi gražina daug paveiksliukų ir kaip matote, štai čia yra, kad pakartotinai naudoti galiu su pakeitimais komerciniais tikslais visus paveiksliukus. Tai va, gerai, tarkim, aš norėsiu štai šito labai gražus paveikslėlis. Tvarkoj. Paveikslėlis rastas svetainėje Flickr. Ir štai čia svetainėje Flickr yra licenzija, kur apie licenciją galima paskaityti ir plačiau. Tai va, štai yra licenzija, kaip galima naudoti šito darbą. Tvarkoj. Ir žinoma, pasirinkus darbą, didelis, tarkim, paveikslėlis, aš įsisaugau šitą darbą į kompiuterį ir galėsiu su jais padirbėti. Tai štai, bendrai apibendrinant tai, ką aš norėjau šiandien parodyti, kad tikrai internetas yra pilnas medijos, kurią galite naudoti savo darbuose. Tiesiog atkreipkite dėmesį, atrinkite tokią mediją, kurių autoriai jums leidžia imti jų darbą, keisti jų darbą ir naudoti savo darbe ir netgi parduoti tą darbą. Taip kad
naudokitės, jau neišradinėkite dviračio per naują, naudokitės tuo, ką pasaulis duoda jums, bei žinoma, jeigu galite savo tai leisti, duokite pasaulį ir atgal. Vėlgi paleiskite savo mediją su tam tikromis licencijomis, su Creative Commons, pavyzdžiui, licencijomis. Tai dėkui, kad žiūrėjote, sėkmės jums kuriant ir išnaudojant jau tikrai padarytą pasaulio kūrėjų įdirbį. Sėkmės jums, iki.